Nycių kaimo gyventojams, verslininkams Musiai ir Pupsiui šunėnams tai buvo tikrai ypatinga, viena iš įspūdingiausių jų gyvenimo dienų. Iš savo sūnaus Raigardo sužinojo, kad jiedu pagaliau tapo seneliais. Popiet grįžusiems namo į Nycius savo tėvams šunėnams netikėtai telefonu paskambino jų sūnus Raigardas, kuris studijuodamas universitete su savo mylimąja Vilija Koriznaite vis dar tebegyvena Vilniuje. Raigardas iš savo tėvų paprašė tik vieno, kad jie per savo namų kompiuterį tuoj pat įsijungtų Skype video programą ir susisiektų su juo pačiu. Kai Musė su Pupsiu taip ir padarė, savo kompiuterio ekrane jie tuoj išvydo laimę spindinti savo sūnaus Raigardo veidą, jis tėvams pranešė karščiausią naujieną, dabar jiedu su Vilija yra Vilniaus Santariškių ligoninėje. Akušerijos skyriaus palatoje, jo mylimoji Vilija čia ką tik pagimdė kūdikį. Raigardas pagaliau tapo tėčiu, o Nyčiuose gyvenantys šunėnai tapo seneliais, Raigardui gimė sūnus. Patys Musė ir Pupsis pradžioje vos neapšalo iš nuostabos, kai netrukus pamatė ekrane ir jų būsimą marčią Viliją su mažu naujagimiu sūneliu ant rankų. Jaunieji tėvai dar nėra pilnai apsisprendę dėl to, kokį vardą jie duos savo sūnui, bet Vilija jau dabar norėtų duoti Nojaus vardą. Na, o paskui dėl šios naujienos seneliais tapę šunėnai namie irgi smarkiausiai džiūgavo, nes jį juos pradžiugino labai. 2021 m. gruodžio 7 diena. Ekrane pasirodo vaizdas, kompiuterio ekrane įsijungė Skype vaizdo skambutis. Nycių kaimo verslininkai Musė ir Pupsis šunėnai sėdi savo namų kaime, antrajame aukšte, prie stalo. Pupsis šunėnas, vilkintis raudoną liemenę ant mėlynų marškinių, žiūri į ekraną. Musė žmona Pupsio ir individualios įmonės Nycių Py savininkė, vilkinti geltoną suknelę su juodais taškeliais, stovi jam už nugaros uždėjusi ranką vyrui ant peties. Ekrano kitoje pusėje, jų vienatėlis sūnus Raigardas šunėnas, vilkintis žalius marškinius, o šalia jo laiminga mylimoji Vilija Koriznaitė. Raigardas šunėnas, plačiai šypsodamasis ir modamas ranką į kamerą, taigi, mama ir tėti, mudu su Vilija dabar esame sostinės ligoninėje, akušerijos skyriuje. Ir turime jums naujieną. Musė šunėnienė, iš nuostabos išpūtusi akis, rodo pirštu į ekraną, bet tipo. Tai negi jūs norite pasakyti, kad tavo Vilija jau pagaliau pagimdė? Pupsis šunėnas, įsižiojęs iš netikėtumo, pasisuka į Musę, ką tu sakai, Musė? Ligoninėje? Akušerijos skyriuje? Raigardai sūnau, nejaugi tai tiesa? Raigardas šunėnas, juokiasi iš laimės, taip, tėti. Taip, mama. Oficialiai pranešu, jūs ką tik tapote seneliais. Mums su mylimąja mergina ką tik gimė sūnus. Aš tapau tėčiu. Musė šunėnienė, prisidengia burną ranka, akys sudrėksta iš laimės, o derlingieji Nycių laukai. Pupseli, girdėjai. Mes, pagaliau jau irgi seneliai. Tikras stebuklas. Raigardukai, kaip jaučiasi Vilija? Kaip mūsų anūkėlis? Raigardas šunėnas, nukreipia telefono ar kompiuterio kamerą šiek tiek į šoną, palatos fone pasirodo Vilija, pažiūrėkite patys. Štai jie abu. Musė ir Pupsis ekrane išvysta Viliją Koriznaitę, kuri švelniai rankose laiko mažą, į antklodėlę suvystytą naujagimį sūnelį. Seneliai prie kompiuterio tiesiog apšala iš nuostabos ir susižavėjimo. Vilija Koriznaitė, atsargiai tiesia mažylį arčiau kameros, kad seneliai geriau matytų, sveiki, seneliai. Štai jūsų anūkas. Viskas praėjo gerai, mes sveiki ir labai laimingi. Pupsis šunėnas, beveik praradė žadą, žiūri į mažą ekrano langelį koks mažulytis. Kokios rankytės. Musė, žiūrėk, tikras šunėnų giminės pratęsėjas. Raigardai, Vilija, mes tiesiog neturime žodžių. Tai pati įspūdingiausia diena mūsų gyvenime. Kaip sekasi verslai, viską pamiršau per vieną sekundę. Musė šunėnienė, glaudžiasi prie Pupsio, džiaugsmingai šokinėja, na, o kaip giminaičiai apsisprendėte dėl vardo? Ar jau sugalvojote, kaip vadinsite mūsų mažąjį princą? Raigardas šunėnas, pažvelgia į Viliją, na, mes dar nesame pilnai apsisprendę.
Svarstome įvairius variantus, norime, kad vardas būtų stiprus ir gražus. Yra variantai galvose jau tokie: Pijus Gražvydas. Vilija Koriznaitė šypsosi ir švelniai paglosto kūdikio galvytę, bet aš jau dabar labai norėčiau jam duoti Nojaus vardą. Nojus Šunėnas. Kaip jums tai skamba, seneliai? Musė Šunėnienė, plodama rankomis: Nojus. Nojukas. Nuostabus, šventas ir labai gražus vardas. Pupsi, tiesa? Mūsų anūkėlis yra vardu Nojus. Pupsis Šunėnas, irgi garsiai ploja rankomis: labai gražus vardas. Svarbiausia, kad tik augtų tas gimęs vaikiukas sveikas ir stiprus. O kai grįšite į Nycius, mes jam tokią šventę iškelsime, kokios visas kaimas dar nėra matęs. Visus verslo reikalus laikinai atidėsiu į šalį. Raigardas Šunėnas atsidūsta iš palengvėjimo: ačiū, tėti. Žinojau, kad džiaugsitės. Vilijai dabar reikia pailsėti, o man reikia sutvarkyti dar kelis dokumentus čia, Santariškėse. Vėliau vakare būtinai dar paskambinsiu ir atsiųsiu daugiau nuotraukų. Musė Šunėnienė moja abiem rankom: ilsėkitės, brangieji. Vilyte, saugok save ir mažylį. Raigardai, tu dabar jau irgi esi tėtis, būk stiprus ir savimi pasitikintis. Nors tu tapai tėvu tokiame dar labai jauname savo amžiuje, tau dar tik 21 metai yra. Labai jūs mylim. Bučiuojam Nojuką. Pupsis Šunėnas moja į kamerą: iki greito, vaikai. Sveikinimai nuo viso Nycių kaimo ir nuo manęs, naujojo senelio. Raigardas ir Vilija kartu: iki, mama, iki, tėti. Mylime jūs. Skambutis nutrūksta. Ekranas užgęsta. Pupsis Šunėnas atsisuka į žmoną Musę, pakelia rankas į viršų: Musė, mes, seneliai. Nojus gimė. Musė Šunėnienė pradeda džiūgauti ir šokinėti po kambarį: valio. Seneliai Šunėnai. Einam ruošti vaišių ir pranešti žinios visam savo kaimui.